Labas, esu Miglė iš Ekologiškos kosmetikos pasaka. Ir šiame video parodysiu, kaip paprastai ir sveikai nuvalyti akių tušą. Seniau akių tušą valydavau įvairiais pieneliais ar makiažo valikliais, bet kai kurie iš jų dirgindavo akis, jos parausdavo arba jas tiesiog grauždavo. Tad ieškojau ir radau naują būdą, kuris iš tikrųjų yra tikrai labai paprastas ir netgi pigesnis negu pirkti kažkokius tai makiažo valiklius. Tai yra nerafinuoti augaliniai aliejai. Tam reikės tik tai vatos, ją sušlapiname vandeniu, ant vatos užlašiname aliejaus. Gali būti migdolo aliejus, jojobos aliejus, gali būti netgi ir dažniausiai namie turimas alyvuogių aliejus, o labiausiai tiktų ricino aliejus, nes juo netgi naudinga tepti blakstienas, kad jos būtų tvirtesnės ir ilgesnės. Tai tikrai galite rinktis šį aliejų, jeigu norėsite ne tik nuvalyti blakstienas, bet ir jas pamaitinti. Tad turime tokį vatos gabalėlį su aliejumi. Pridedame jį prie akies, šiek tiek palaikome, kad aliejus įsigertų į blakstienas, į tušą ir jį lengvai nuvalytų. Taip pat dar daugelis draugių klausdavo manęs, ar neužkimš porų aliejus, nes kažkaip tai daugelis turi tokį įsitikinimą, kad jeigu tai yra aliejus, tai užkimš poras, bet nerafinuoti augaliniai aliejai porų tikrai neužkimša. Nes poras užkemša mineraliniai aliejai, kurie netgi būna dažnai makiažo valiklių sudėtyje. Tad pavalome akis. Kas dar gerai su šiuo valymo būdu, kad galima valyti netgi vandeniui atsparų tušą, nes aliejus tirpdo tušą ir labai gerai viskas nusivalo. Tad tai yra labai paprastas būdas, sveikas būdas, taip nuvalysite akis ir netgi jas pamaitinsite, blakstienas pamaitinsite. Tad turbūt ir viskas šiam kartui.